Labas, draugai. Turim labai įdomią šiandien situaciją. Atsikėliau ir visai atsitiktinai pamačiau tokį postą, kad šitas žmogus manęs ieško, jam reikalinga mano vardas pavardė, kad jam parašytų asmeniškai. Aš nieko nelaukusi, tik pamačius postą, iškart parašiau: alio, aš čia, laukiu, rašyk. Praėjo pusdienis ir kol kas nėra jokios reakcijos, bet mano šitą komentarą pamatė vėlgi tas pats Respublikos žurnalistas ir pasiūlė man čia ir dabar nuvažiuoti į vietą ir paimti, interviu, pabendrauti. Mes kadangi žinom, jog šitas žmogus yra labai stipriai užsiėmęs su pagalba Ukrainai, vis tiek ten vyksta dalykai, jisai labai skiria ten daug savo brangaus laiko, tai taupant jo laiką mes čia ir dabar važiuojame tiesiai pas jį prie namų pabendrauti. Kaip tik tą progą, kad jau atvažiuoju, tai aš turiu iš tikrųjų vieną labai aktualų man klausimą, ko norėčiau pas Šarūną paklausti, tai yra, kur dingo jo video, kurį jisai ištrynė, kaip jisai kėlė, kad jisai gali sekti žmonės su dronais jų privačiuose kiemuose ir tą darys ir tie žmonės net nesužinos, rinks apie jos informaciją, ką ir kaip kada jie daro. Labai įdomu, kur dingo šitas video. O šitas video dingo dabar po pastarųjų dienų aktualijos, kad virš Dariaus namų beveik savaitę laiko skraido dronas. Ir buvo kreiptasi ir į teisėsaugą, ir visur. Ir šitas video labai mikliai buvo paties Šarūno pašalintas. Bet mesgi žmonės jau visi matėm tą video. Kyla tik vienas klausimas. Ar ne tu ten skraidai? Ir nebejuokink tų žmonių. Sakai, kad gali su dronais skraidyti jų privačiuose kiemuose, rinkti apie jos informaciją, o mano vardą per 4 dienas nesugebėjai sužinoti. Elementariai pats paieškoji parašyti Oli ir mane iš karto meta. Turim tai, tau tokia info yra taip sudėtinga pramušti, duodi šitą veiksmą atlikti savo sėbram, vaikam tiem, turim tai. Tie tavo vaikai dieninio teraplu nuo naktinio neskiria, o turim tai nori. Ir labai juokinga, kad per 4 dienas nei vienas žmogus manęs ten nepatagino ir nedavė tau jokios informacijos. Tuo tarpu aš užtrukau maždaug 15 minučių sužinoti, kur pas tave atvažiuoti. Šarai, niekada nepamiršk, kad minia, kuri ploja per tavo karūnavimą, lygiai taip pačiai plos per tavo galvos kirtimą, nes žmonės mėgsta renginius. Viską daro dėl vaibo. Štai, atvažiavau praeities žvalgas, tai esu prie jo namų, bet nerodysiu taip jau plačiai jo namų, čia ne mano tas tikslas yra, bet sužinojau, kad šiuo metu jis yra išvažiavęs į Švediją, grįž po rugpjūčio 15 dienos, kieme stovi nemažai autobusiukų visokių paruoštų greičiausiai. Atsitiko mus piktas kaimynas, o labiausiai jisai supyko, kad mes praėjom pro šitą šlagbaumą, bet čia kelia dar klausimų tas šlagbaumas, nes čia yra gatvė ir gatvė yra viešas. Tai čia dar klausimas, ar šitas šlagbaumas stovi čia teisėtai. Aš šito nenagrinėsiu klausimą, bet turbūt bus kas panagrinės. Toliau mano planas yra tiesiog paskambinti jam. Alio. Labas, Šarūnai. Alio. Labas, Šarūnai. Labas. Oli trukdo. Klausau. Dabar norėčiau pradžioje paklausti, kaip mes norim bendrauti, ant tu ar ant jūs? Aš dabar ne Lietuvoje, paskambinkit man po rugpjūčio. Aš žinau, kad jūs ne Lietuvoje, bet mačiau, kad jūs manęs ieškote, tai kokiu klausimu? Ne, neieškau. Tai kad pats įkėlėte, kad reikalinga mano vardas ir pavardė, tai ieškot? Tai neieškau, reikalingas vardas ir pavardė. Tai kokiu klausimu? Aš čia, nereikia manęs ieškoti, aš pati jūs susiradau. Negaliu aš dabar kalbėti, po rugpjūčio 15 suskambinam. Tai gerai, gal tada galėsim ir susitarti, padėjo ragelį. Bailys. Kodėl jie visi padeda ragelius?